Ant Golgotos kalno pasigirsta balsai. Jeigu tu žydų karalius, gelbėkis pats. Šie žodžiai skamba kaip pašaipa, bet kartu jie skamba labai pažįstamai. Prisiminkime šią frazę anksčiau jau ištartą šventajame rašte. Ir ne žmonių lūpomis. Kur? Kai Jėzus buvo išvestas į dykumą, girdime balsą, kuris jam tarė: jeigu tu esi Dievo sūnus, jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Dabar jau prisiminėm. Šėtonas gundo Jėzų prašydamas įrodyti save, parodyti galią, įtikinti visų savo stebuklais ir apsiginti pačiam. Ant kryžiaus žmonės kartoja tą pačią mintį. Įrodyk save, įrodyk, kad esi Mesijas, parodyk jėgą, galybę, galią, išsigelbėk galiausiai. Tai tas pats gundymas tik dabar paskutinėje kovoje. Tas pats balsas tik tais jau iš minios lūpų. Kiek kartų mes ir savo gyvenime girdime labai panašius gundymus. Jei Dievas tikrai tave myli, kodėl tau taip sunku? Jei tavo tikėjimas tikras, kodėl nepamatai stebuklų? Jei Jėzus yra viešpats, kodėl neatsako taip, kaip tu nori? Piktasis visada bando tą patį priversti žmogų abejoti Dievo galia ir meilę. Bet Jėzus neklauso piktojo. Nes Dievo galia nėra demonstracijoje, ne efektingame stebukle jinai slypi ir juolab ne jėgoje. Jis slypi meilėje, kuri išlieka iki galo ir niekada nesibaigia. Geros tau dienos ir palaiminto, vaisingo apmąstymo.